šalių. Labadiena gerbėmiems Seimo nariams. Labadiena mūsų viso rajono gyventojams, kadangi Ukmergės šventė yra viso mūsų krašto šventė. 100 metų, kaip mūsų proseneliai, seneliai ir tėvai kūrė mūsų kraštą. Ukmergė keičiasi, gražėja. Ir dėl to, kad jūs kiekvienas, kuris čia atėjote, įdedat savo širdį, savo darbus, sudedat savo svajones ir svarbiausia, kad jūs tikite, nes tikėjimas yra pats galingiausias gyvenimo variklis. Dėkoju visiems, kuriantiems Ukmergę, svajojantiems apie ateitį. Ir mes, būdami Lietuvos centre, siunčiame sveikinimą Lietuvai su 100-mečiu. Ir ši diena yra skirta Ukmergė Lietuvai. Šventė atidaryta. Skriskit į dangų. Paleisdami į dangų 12 baltų balandžių, tarsi laiko simbolių iš praeities į ateitį, iš amžių glūdumos į amžių šviesą, iš neižvelgiamos gelmės į neįžiūrimą aukštį, iš giliausios šaknies į skaisčiausią žiedą. Spindintis viltyse tarsi saulė, nusintėme linkėjimus Lietuvai būti garbingai, būti oriai. Dėkojame Ukmergės rajono savivaldybės merui, visų seniūnijų atstovams ir vėliavnešiams. Plojimais išlydėkime juos. Malonu Jums pristatyti ir sveikinimo žodžiai į sceną pakviesti šventėje dalyvaujantį Lietuvos Respublikos Seimo narį Juozą Varžgalį ir kitus Lietuvos Respublikos Seimo narius. Taip pat į sceną kviečiame Ukmergės rajono garbės pilietį diplomatą Vygaudą Ušacką.
prašome tarti mums sveikinimo žodelių keletą. Mėly ukmergiškiai, gerbiami svečiai, gerbiami kolegos, iš tikrųjų Ukmergė švenčia gražų 685 metų jubiliejų. Graži šventė, daug gražių švenčių tęsiasi jau nuo sausio 1, kadangi minime Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį. Mes galim didžiuotis garbingą Ukmergės istoriją, nes Ukmergės miestas yra vienas iš seniausių miestų Lietuvoje. Mes galim didžiuotis dabartimi ir tikiuosi mes didžiuosimės ateitimi. Kiekvienas mūsų, nesvarbu kas tu esi, ar tu esi moksleivis, politikas, verslininkas, senjoras, mes visi atidavėm savo dalelę, atiduodam ir manau atiduosim, kad mūsų Ukmergė gražėtų, klestėtų ir gyvuotų. O šiandien tikrai šią tokią nuostabią gražią dieną noriu visiems palinkėti geros šventinės nuotaikos, gražių akimirkų ir visiems ištvermės, kantrybės, geros sveikatos ir gražios artėjančios vasaros. Ačiū. Sveiki visi. Visų pirma, tai patys nuoširdžiausi ir didžiausi sveikinimai iš Vilniaus Ukmergei. Aš labai gerai žinau, kad visi ukmergiškiai be galo myli savo miestą, tačiau ne visi gali dalyvauti šiandienos šventėje. Todėl aš tokį turiu įpareigojimą perduoti linkėjimus jums nuo tokios be galo žavios, talentingos, beprotiškai mylinčios savo miestą dainininkės Ramintos Naujanytės Bielės, jeigu tokią pažįstate. Taip, ir aš jums galiu užtikrinti, kad Raminta yra viena geriausių savo miesto ambasadorių. Būtent jai esu dėkingas už tai šios marškinėlius, kuriuos galiu nešioti, pasididžiuodamas eidamas jūsų gatvėmis. Ir norėčiau jums palinkėti būti lygiai tokiais pačiais ambasadoriais savo miesto, savo krašto, mylėti jį ir šiandieną tą šventę atšvęsti. Mėly Ukmergės piliečiai, mėly svečiai, braliukai iš Latvijos, labai džiugu jūs sveikinti čia Ukmergėje, turbūt kol kas iki šiol karščiausia šių metų dieną. Vytautas Kernagis. Jo tėvelis kažkada dainavo santechniku, aš dirbu Ukmergėje. Taip stebino Lietuvą. Praėjo tiek metų, jūs dar labiau stebinat Lietuvą, susirinkdami šią dieną švęsti savo bendruomenės šventę. Jūs stebinat Lietuvą, turėdami vienintelį, turbūt Baltijos šalyse, perkusinės muzikos festivalį. Jūs stebinat ir šiuo metu, kadangi Ukmergėje vyksta oro balionų šventė. Ir be abejonės, jūs stebinat Lietuvą, nutiesė pirmąjį pėsčiųjų taką apie Ukmergės piliakalnį. Stebinkit toliau, kvieskit ir siųskit žinią, kad visur gera Lietuvoje, bet Ukmergėje geriausia. Su švente mylėjai. Dėkojame Seimo nariams. Be galo malonu mūsų šventėje sutikti ir svečius iš užsienio šalių. It is also with great pleasure that we welcome our foreign guests. Plojimais į sceną pakvieskime svečius iš Tarnovo Podgorne, Lenkija. We would like to invite our guests from Tarnovo Podgorny, Poland to the stage.